Mano supratimu, tai yra svarbu dėl to, kad tai parodo, kad mes neabejingi viskam, kas vyksta aplinkui mus, ypač tos socialinės akcijos. Nes tai yra svarbu, tai yra išraiška, žmogiškumo išraiška, kad mes neabejingi tam, kas vyksta Lietuvoje ir mes norim pareikšti savo poziciją vienu ar kitokiu klausimu. Ir dėl to, kad mes esame visi čia gyvenantis atsakingi už viską, kas vyksta. Ne kažkas iš dešinės, ne kažkas iš kairės ir ne kažkas, kuris sėdi vyriausybėje ir taip toliau. Tai mes visi turime prisidėti prie to ir kiekvienas numestas popierius į šiukšlių dėžę ar kažkoksai, maišelis irgi į šiukšlių dėžę yra arba iš mašinos neišmetama nuorauka ir taip panašiau, žinot, puikiai. Tai kaip pasakyti, tai akcijos efektas ir mūsų požiūris į tam tikrus dalykus, kurie vyksta aplinkui mus. Tai labai svarbu. Visą laiką mes labai mėgstame kritikuoti kitus, mėgstame išsakyti savo kažkokį požiūrį, pasipiktinimą, kad dėl to ir to kalties mes taip, ar dėl to kalties, bet iš tikrųjų, kas yra keisčiausia ir nuo senų seniausiai, netgi tokioje senoje kaip Biblija, įvairiuose raštuose yra skelbiama, kad tu turi pradėti nuo savęs. Visas tvarkymas, visi dalykai turi prasidėti nuo savęs. Taip kad aš manau, tai yra labai svarbu ir gal meskime kaltinti kitus ir badyti pirštais ir kritikuoti ir matyti tik tai blogus dalykus, pradėkime nuo savęs ir keiskime savo požiūrį į aplinką. Mes turim suprasti tokius dalykus ir turim suprasti, kad čia nėra kažkoks įžeidimas žmogaus ir jokia kritika į žmogų, kuris numetė, tiesiog toks pastebėjimas ir pasakymas, kad žmogus suprastų, tiesiog suvoktų, ką jisai daro. Jisai pas save namie, taigi nemeta pavalgęs svetainėje kažkur, tai gal yra tokių žmonių, kurie visur mėto, pas save. Jo, bet taigi mes turim suprasti, kad Lietuva mūsų namai. Tai yra labai svarbu, mes turim mylėti savo kraštą, turim jį tausoti, nes mūsų labai gerbti žmonės visus čia dirbančius savo darbus ir taip toliau. Mūsų yra tiek mažai ir mes esame maži ir mes turim labai mylėti savo kraštą ir kažkaip tai susivienyti ir būti vieningai kaip 90-89 metais, kada mes išėjome iš visos tos 70 metų apgulties. Aš darau, daryk ir tu. Iš tikrųjų, aš darau, daryk ir tu. Nelik abejingas.